Taigi, šiandien ką darysim, o darysime, kaip matot, pas mano kompas išrinktas, oi, dronas išrinktas, taip, aš čia ventiliatorių pridėsiu, kad biškį auštų, kadangi bus įjungtas visą laiką, kol mes konfigūruosim Betafly. Taigi, šiandien biškį zyzimo bus, nieko tokio, išgyvensim, bet geriau negu perdegtų, atsiuntinėtų tas VTX mūsų, kuris žaidžia atsakingas, taip pat matot, kai įsijungia žalia lemputė ant LRS, o reiškia įsijungia ir Wi-Fi ir tada tikrai labai keista mikroschemos. Ne, mums to nereikia, reikia ką mes darysim, mes eisim į Betafly, nežinau, sakiau, esmė sulaužiau, sugebėjau kaip gorila sulaužyti kompą. Tiesiog nulaužiau galą kompą su visą. Gerai, tai gerai, kas toliau? Einam į Betafly, taigi Betafly įsivedam, gaunam tokį vaizdą, ne visai tokį, gerai, gaunam tokį vaizdą. Tai aš labiau mėgstu juodą, tai bus juodas. Gerai, ir kai mes gaunam iš gamyklos tą mūsų Fly kontrolerį, jis dažniausiai būna su Betafly ar kažkuo tai, ir jeigu būna, pavyzdžiui, dar kažkuo tai, reikia perrašyti operacinę, pavadinkim, sistemą. Ne? Taigi, ką mes darom? Spaudžiam Update, spaudžiam Latest, pasirinkam religiją, ta prasme versiją, naujausia gali būti, ar dažniausiai nuo vieno žemiau, bet tebūnie gerai, nes, žinot, bagai, viskas, bet jinai atrodo July, tai bent mėnuo būtų vertės žmonės. Gerai. Protokolas. Radio, taip, mes naudojam LRS, tai kaip ir minėjau anksčiau, CRS, telemetrijos protokolas automatinis, dešiotas motoram, labai gerai. Gerai, dešioto mums užtenka, analogas, OSD protokolas. Kad tai kokią rinkimų sistemą VTX naudosim, ar digital, ar analoginę. Matot, galim pasirinkti. Mes naudojam, kaip matėt, pasirinkimą analogas. Ir toliau kiti pasirinkimai. Tai mums reikia VTX, be abejo, nes video kitaip nebus servas. Tai mūsų servas. Taip. Tada kas toliau? Toliau mes turim altitude hold ir position hold. Tai čia, kad jis išlaikytų aukštį nuo žemės altitude hold, kad pozicijos būtų išlaikinėto. Ir position, kad jisai nesviruotų į šonus. Tai jisai įsivaizduokim bus kaip įkaltas, jeigu bus GPS ir magnetometras, kaip kompasas. Taip. Tai kadangi mes jų neturim, tai mes nelabai sukonfigūruosim arba pasiimsim kitą droną ir bandysim cam control. Kameros kontrolė. Jeigu turim servo, mes galim kontroliuoti kamerą dviejais būdais, kaip ir lyg ir kalbėjau anksčiau. Čia kažkas tai naujo čia atsirado, taip. Ir jeigu jau taip nebūtų, mes jau pasirinksime tarp visų objektų, kuriuos mes norim įdėti, kadangi Betafly neįdėginėja papildomai, tiesiog pagal pasirinkimus. To mokytojo akto nereikia, šiaip labai norėčiau įsidėti ir labai norėčiau nusipirkti tą VTX. Ten kontrolas, ir matote viskas, kas sužymėta. Let's skipai, tai, kaip ir aišku, jeigu norit naktį skraidyti ir įsidėkite, jeigu naktį skraidate. Position hold servas, VTX, langai, čia jau lėktuvėliai. Bet lėktuvėliams tikrai naudokite jau čia ir bus mažiau problemų ir daugiau galimybių. Gerai, tai visus mes susidedam, ko mums reikia. Šiuo atveju mums reikėtų šitų dalykų, nes mes įdėginėsim. Širpas, kiek suprantu, tai yra kažkoks autotuningas kaip ant Ardupilotą, bet galėsim po to ir išbandyti. Kadangi vis tiek mes nors ir sukonfigūruosim kažkiek tai tą droną, kad jisai skristų, kad neužsimuštume, bet kiekvienas turi savo vis tiek kažkokį, tai pavadinkim, kol aš čia kalbu, gal aš kartą spaudžiam load, jisai online atsisiunčia tą firmware ir flash'inam, bet mes turėtume išeiti default mode,
Ai, mum reikia padaryti bekapą, nu tai va paimam bet kokį. Galim čia bet ką parašyti, nes vis tiek jeigu mes nieko nesam sukonfigūravę, nu tiesiog prašom, tai gerai. Išsisaugojom, ale bekapą turim. Gerai, dabar kaip matome, apačioj rašo pas mus, kad ištrindinėja mūsų duomenis nuo to fly controller. Ir po to prasidės tas reflashinimas ir įrašinėjimas. Taip, perrašinimas visą šitus operacinės sistemos. Gerai, taigi čirpas. Čirpas, kiek suprantu, tas automatinis tuningas yra, kad geriau skraidytų tiksliau pagal jūs, kaip jūs mėgstate, jūs galėsite vis tiek konfigūruoti tą droną, tuninti, kol tikrai atitiks jūsų poreikius. Tai, kaip sakant, ir be čirpo tą galima, ar čirp, ir be čirpo tą galima padaryti, bet jeigu yra kažkas tai naujo, galėsim pasibandyti, tikiuosi, negausiu iš šito drono antrą kartą į galvą ir, kaip sakant, pažiūrėsim, ar galėsim užtuninti. Faktas, dabartinė konfigūracija bus padaryta taip, kad galima skraidyti, atrodys gal šiek tiek baugiai, nes ten bus labai daug visokių, nežinau kaip pasakyti, įspėjimų, kad taip negalima daryti tą dar kažkaip, bet kokią atveju jis išskris. Ir tikiuosi, paskris, man atrodo, skris. Mes esu panašų pats pasidaręs, šiaip tai labai panašų. Skiriasi galingumas PTX, skiriasi galingumas su aro, bet mes po to galėsim pasilpninti. Nu, manau, viskas bus gerai. Ir GPS, aišku, tik labai gaila, nes norėjau. Šiaip tai galėsim prašaliuoti per tos settingus, ko reikia ir kaip maždaug, kaip sukonfigūruoti, o tai ten labai smulkias detalės. Tai nelysiu, kadangi nesu ekspertas Datafly. Gerai, lyg ir susiinstaliavo, tai ką mes galim daryti toliau. Jungiamės. Nesukalibruotas. Gerai. Lemba pas mane, kaip mato dabar jisai labai didžiulis, su labai ilgom karboniniam kojom ir aš nelabai galiu lygiai jį padėti. Čia bent jau prie kameros turiu menį. Nežinau, labai liūdnas reikalas. Žiūrim, kiek sviruoja. Na, tarkim, jis taip turėtų stovėti. Spaudžiam, kai jisai lygiai pastatytas kalibrėt. Kalibravo, taip. Portai. Pas mus ant pirmo buvo, man atrodo, čia palaukit pasižiūrim. R5TX. Man atrodo, mūsų BTX yra 5, taip. Tai čia turėtų būti, jeigu aš neklystu, pasižiūrim 5 čia, taip. Einam, įsijungiam Smart Audio. Gerai, ten mes toliau litavom. LRS antenų, taip, ir jisai buvo RX5. TX5. Va, kažkaip čia X5 ir kažkaip čia man RX čia antenos čia. Tikrai 5. Kažkaip tai man. Ai, palauk, tai čia UARTas 5 yra. Ne. Jisai iš karto, žiūrėkit, pasigavo. Striukas, jo. Gerai, o čia tada koks? O, čia 5 R1. GPS R1. Tai UARTas 1 bus GPS-as statom auto, ne? Gerai, ką mes toliau litavom? BTX. Bet su BTX nesuprantu, kur aš čia. Lauk, BTX. Gerai, eina. Ground T4. Tai teoriškai į 4 turėtų eiti, taip? Žiūrim, 4 čia. Smart Audio. Gerai, mes nieko nepamiršom, tikiuosi. Jeigu ką, tada spaudžiam Save Reboot ir tada jeigu kažkas blogai turėtų atšokti, neišsisaugoti. Konfigūracijos pažiūrėsim, ar mes teisingai viską čia sudėjom. Tikiuosi nesumaišiau nieko. Jungiamės vėl. Portai.
lyg ir viskas normaliai, galim nueiti kaip tik patikrinti, ar va tai viskas tikrai veikia, neveikia, ką mes darom toliau. Mums reikia portus lyg ir sujungiam. Čia kaip ir aš atjungiu ir mode, pas mus buvo servo tilt, taip, ir pas mus ant servos buvo 7 mūsų tas jungiklis ant pulto. Tiesiog, kada į receiverį, kai junginėjam pultą, tada 7 visas va junginėjosi mūsų, užtat mes ant servos uždėjom 7 ir tada valdėm kamerą šitais skaičiais, taip. Ir dar kol kas iki to neinu, mes pradžioje einam į presetus ir ko man reikia, pas mus VTX yra Maxolo, taip, raštinį tą. Gerai. Ir pas mus yra Maxolo. O, yra papildomai 48 kanalai, čia yra low bandas, jeigu reikės. Geras dalykas, jis instaliuoti. Po to pakalbėsim, kodėl ir blogas dalykas, bet šiaip tai geras dalykas, jeigu turit normalias antenas. Gerai, taip. Agree. Ir sėkmė yra būt, šį kartą nebijosiu kanalus, papildomų kanalų atsiranda. Ir jie būna su raidė L, tai yra žemesnio dažnio pavadinkim, taip. Nes VTX pasižiūrėsime, ar prisidėjo. Ar prisidėjo tie kanalai, prisidėjo ir matė dabar raidė dar L. Ja, ankstesnius, jeigu video žiūrėsit, kai konfigūrinau, tai tikrai tai buvo įdėjęs L. Gerai, turim problemą. Smart audio, kad nemato, reiškia kažkas negerai arba su portais kažkas. Gerai, čia po to išsiaiškinsim. Kuris man atrodo, kad turėjo būtent 5, ne 4. Tai tegu ne. Pažiūrėsim, ką smart audio susitvarkysim, čia kaip yra. Viskas yra kaip yra. Air modus. Aš jį atjungiu asmeniškai, bet jūs galite pasilikti. Jeigu jūs norėsit ir visus modes, čia yra tie ant pulto, pavadinkim settingai, bendinė ant pulto settingus. Tai yra funkcija, pavadinkim, kad įjungti droną ir jūs, kad įjungtumėt jį, paspaudžiate, yra auto ir ant pulto, jeigu pajudinat kažką, tai kažkurį tai tą piksiuką, jis automatiškai pasirinks tą auksą, kurį jūs pajudinot. Jeigu receiveris, tai yra įjungtas ir jisai veikia. Pas mus turi būti per serial, kaip matot, viskas labai gerai, čia šitai atrodo viskas gerai. Taigi, dėl mano konfiguracijos, gerai, tai mes galim, tada žinot, ką padaryti tiesiog. Užuploadint mano presetą, šis reload, ir nedėsiu šitą, kuris įsavo, aš tiesiog backupą turiu savo, įjungiam ir pasižiūrėsim, darysim per settingus, ką aš skaičiau, ir tada galėsim pažiūrėti ir pidus, pasižiūrėti, ta prasme, per settingus, kuris skraido. Gerai. Akselerometras gal jam nepatinka, vis tai gerai, konfigūruojam šitą dažniausiai čia vertę. Portai sukonfigūruoti, labai gerai viskas. Toliau, pas mane, kaip matot, iš karto Air modas atjungtas, servo tiltas, ALT, kad rodytų on-screen display ir servo tiltas kameros tam valdymui. Nuvažiuoju iki apačios, jeigu norėsite, to galėsite pasispausti pauzę ir, sakant, nusistatyti taip pat, pasisne taip pat. Magnetometro mes dar neturim, kad galėtume išjungti. Aš vis tiek su juo neskrysiu, kol nepasidarysiu, kol nenusipirksiu to naujo GPS. Dėl baterijos maksimum jau neskaičiu. Tai prasme, viskas čia normaliai, turėtų skristi, čia mažos problemos, jeigu ir bus. Čia va jau būtų didesnės problemos, mums reikėtų GPS, kad čia tas viskas veiktų. Gerai, apie GPS, tada vėliau pakalbėsim, presetai, kaip matėt, galite išsisaugoti savo konfiguraciją, kurią jūs dažniausiai naudosite, ir taip pat užkrauti. Taip? Jeigu jūs norite kitų pabandyti, pavyzdžiui, konfiguracijos, mes turim
A, gerai, yra koks nors ten inch. Ne. A, o koks čia dar. Gerai, žiūrim, va, pavyzdžiui, nes čia bend and fly. Tai jeigu jūs nusipirksit kokį meteorą, ten kažkokį tai jau, nu kažkokį tokį jau produktą, kur iškart surinktas, tai tiesiog filtrai, ledai, modai, ASD ir taip toliau. Trim, pavyzdžiui, ne? Ir mes galim pasirinkti kokį nors Kris Rosterą, bet čia AOS, ne. Žiūrim, ką turim. Tarkim, pasižiūrim, ar turim kažką mes ant dešimtuko mūsų. 5, 6, 7, 10 inčų, kuris sveria iki kilo 700. Pas mus daug sunkesnis, taip pat apytiksliai, nu, nedaug sunkesnis, bet sunkesnis. Bet galit šiaip jau paspausti. Kaip čia atrodo, pasižiūrėti. Susidėliosim, pavyzdžiui, high quality beer. Ne? Kokiam 8. Nu, bet dabar gerai, papuoš, galima įsidėti. Tada spaudžiat pik lygiai taip pat ir rebūtinas. Aš nedėsiu, nes tiesiog nedėsiu. Aš nežinau, aš nebandžiau šiek tiek pasakyti, štai girdėjau žmogaus, kad ne taip būna, bet sakė, spartų lyg ir gerai, tai nežinau. Bet esmė yra, kad jeigu netingit konfigūruoti, paspaudžiat ir jums sudeda ir pidus ir viską. Gerai, pidai. Limitai čia galima. Man, tarkim, čia nesvarbu, čia jeigu jūs skraidysite angle mode. Gerai, pidai, settingai. Taip. Profilis. Nu, čia yra reitai. Čia ant kiek jautriai ta lazdelė, pavyzdžiui, aš mėgstu, kad per vidurį, jeigu net ir suklysiu, biškį daugiau iš šono nuvažiuosiu, tai jisai nekils taip greitai, bet jeigu mano pagaliukas tas svirtelė eis toliau, stipresnis, posūkį daryti, tas svirtelė, po to jis jau šaus, tiesiog daug greičiau, kaip matot. Nes taip dažniausiai būna tie lygus, tai vadinasi linijiniai, ne? Ir jeigu svirtelė po truputį keliat, jūs įsivaizduojate greitėja, taip? Mes galim tą kreivę išlenkti, ne? Greitai šoka, tada biškį sulėtėja, nors jūs toliau pagaliuką lenkite ir tada vėl šokate. Ir ta prasme jūs čia nesistatote ar posūkiuose, ar apsivertime, ar kai greičio tą pagaliuką svirtelę sukate. Taip kad čia yra nustatymai, filtrai. Visi sako, kad gyro laupesą iš vis vieną dabar galima atjunginėti. Žinot, padarysim taip, paskraidykite, pabandyti ir tada, jeigu pamatysiu, kad filtracijos nėra, tada atjungsiu. Iki to aš pasiliksiu taip, kaip pas mes praeidė anksčiau. Gerai, receiveris. Faktas, mes turim pagaliukus tuos galėti judinti, jeigu mes LRS jau buvom prisipindinę, tai turėtų viskas veikti. Jeigu portas įjungtas teisingai, tada jau receiveris turėtų veikti ir tuos pagaliukus jūs galėsite judinti. Modai. Pirmas pas mane auksas yra, pirmas pagaliukas. Tai paspaudė, tiesiog įjungė droną, angle modas. Palauk, gal man reikia įsijungti vis dėlto pultą, kad tai aiškiau būtų. Jeigu vienas, jis jau dabar Wi-Fi modas nori, tai dabar reikės biškį viską padaryti. Tai jungiamas, tai jungskis prie jau mūsų LRS pultelio. Gerai. Taigi, matėt tas 7 mano jungiklis, ant kurio bus servo. Tai. Ir gerai, ką aš turiu? Aš turiu ant 7 kamera kontrolas, matot šitas jungiklis šokinėja. Tai čia, kur mes konfiguravom servo ant 7 aukso, taip, jisai perjunginėja, matot, ir mūsų kamera
Dėl to sukinėjasi. Čia jūs galite tuos iki 2500 nuo 700 reguliuoti, kiek kamera pasisuks. Bet čia taip debiliškai kažkaip sukinėjasi, aš nežinau, tu prasme, viskas į bendrą kampą įima ir tarp jų daro tokią bendrą išvestinę, pavadinkim. Gerai, taigi grįžtam prie naudų. Kas pas mane pirmas auksas yra armas, kad įjungti iš viso tos variklius. Angle modas, tai čia jisai išlaikyti tą poziciją, net virstų pavadinkim. Jeigu tą pagaliuką dešinėlį judinsit, ta prasme, ir pastatysit jį į vietą, atleisit greitai, nes jis stengsis išlyginti droną. Aš čia nenaudoju. Tada matot, pas mane persijungia iš karto į Air modą. Taip, jeigu aš tą patį ketvirtą auksą naudoju ir jeigu trečią įjungiu, dingsta viskas. Ir kai jis dingsta, ir kai pas jūs konfiguracijai nėra įjungtas Air modas, taip, tai jis nueina tada į akro vadinamą modą. Tai tiesiog pilna laisvė, bet su ta pilna laisvė žinokit, kad Air modas jums leidžia pastoviai su varikliu. Tai prasme, ant akro modo varikliai gali ir ore sustoti. Gali būti dėsningas, kai jūs tekšite tiesiog. Taip kad, aš nežinau, jeigu norėsit palikti tą konfiguraciją, bent jau skriskit, įsijunkit tą Air modą ir kai jau tikrai išbandysim tą droną, tai tikrai žinosim, kad 100% viskas cool, išeisim į akro ir tada galėsim žiūrėti. Bet, vienu žodžiu, yra kaip yra. Tada kamera control yra ant 7, tai čia tas mūsų kamera sukinėjasi, kur mūsų servo sukinėjasi, taip. Ir ant hide, ką mes dar turim, mes turėsim position holdą, tą čirpą, čirpą reikės įsijungti, šitą linką, gerai, pamatot, iš karto auto atsiranda, tai mes galim tada bet kurį tuštę mūsų tą pagaliuką panaudoti. Svirtelę pavadinti, aš dabar galvoju, kokią panaudoti, kaip netinka gerai penktas. Nors man penktas nepatinka, bet jau nebus penktas. Čia jį svirčių, tai mes galim jį matot pratempti, sumažinti, tai tiksliau būtų, jeigu ten daugiau svirtelių turite 3 pozicijų, pavyzdžiui, ne 2, kaip pas mane šitas. Įjungi ir tas čirpas tada turės kažką daryti gerai. Taip pat aš norėčiau turėti, aš nežinau, blackboxą įsijungęs. O blackboxas tai, pavadinkim ten, kur mes galėsim duomenis rašyti. Jo, įsijungęs gerai pas mane ant antro, šauniai, flip over crash, turtle mode. Ant 10 nerekomenduoju, jis tai bandys apsivesti, nedarykit, čia nemažiukas dronas, bet modas, labai geras dalykas, bet mums jo nereikės biperis. Biperio mes neinstalinam, bet mūsų varikliai bipin gali. Ir jį galima, aš net nežinau dabar, kuris pas mane laisvas. Žinote, ką padarom? Gerai, aš gal čia įdėsiu šitą. Biperis ir pas mane tas čirp maudas ant to pačio. Gerai, dabar pasižiūriu, kad čia biškai išsidrapaliojo viskas. Dabar tikrinu, tai čirpas ir biperis iš karto. Reikia kažkaip tai juos, manau, atskirti. Gerai, biperis. Šitą čirpą norėčiau ant kažko kitą įjungti, bet pas man vienas valdiklis neveikia. Gal ant 6, tai dabar paliksim. Čia lyg ir niekur nebuvo užimtas. Black boxas. Gerai, čia. Ant 3, ir maždaug pradžiai, manau, užteks man tokios konfiguracijos. Anglas, Air modas, akro ir armas. Man svarbiausi dalykai. O po to, kai jau bent biškį pakils, tada jau galima bus jau bandytis ir su tais black boxais ir su tuo čirpu, kad įrašytumėte
informaciją į blackboxą. Aišku, reikės visus šitus mygtukus atsiminti dar. Taip, gerai. Tai turim mygtukus. Čia adjustments nelabai žinau, nieko nedariau, nieko nežinau. Servos mes pasižymėjom tą 7. 7 mūsų aukso įdėjom. Motorai labai svarbus dalykas, bet mes, gerai, einam iškart prie motorų. Motorai, kaip matot, pas mane yra sukami į išorę. Taip, ir juos galima arba į vieną pusę, arba į kitą. Pagal defaultą bus sukimas į vidų, ten yra diskusijos, ten kalba žmonės dėl šitų dalykų. Man aš pabandžiau ir vienaip ir kitaip, man taip labiau patiko, toks vaizdas taip kontroliuojasi, bet taip laiko, tos posūkis lipo, kažkaip patiko, bet prasme ir vienaip ir kitaip vis skamba. Gerai, ką turim toliau? Turim, taip, shot required, viskas gerai, nori įsijungti variklius ir patikrinti, taip, bet kad patikrinti variklius, mums reikia jų įjungti energiją ne vien per USB, nes jeigu per USB, tai čia bus liūdnas reikaliukas, ne? Tai, kur mano tas dalykukas, įjungiu, nežinau, aš negalėsiu nufilmuoti šitokio dalyko, bet esmė yra, kaip aš įjungiu, aš pakeliu ir jūs girdit, kad sukasi variklis, palaukit, aš pabandysiu. Ne tas variklis, kuris čia matosi. Aišku, paskutinis. Matot, pradeda suktis variklis. Ir jūs turit patikrinti, ar jisai tikrai suka į tą pusę, ar ne. Ne, ta prasme, kiekvieną tai variklį perėmė. Jeigu nematot, ką aš žinau, kokį popierių, kokį jungiat ir žiūrit, suka, nesuka. Į kurią pusę suka, tai kiekvieną variklį. Jeigu jisai neatitinka šitų sukimų, matot, mūsų priekis eina čia, tas flight controlleris stovi ten, mes matom, kur flight controlleris eina ten, į priekį ten, ten. Tai pagal tai, vertinant, žiūrite motorus, žiūrite jie taip pat, jeigu ką jūs galite, pavadinkime, reorder pergrupuoti, kaip čia pasakyti, ne? Pakeisti motoro vadinkim, pusę, į kurią jis suks, bet jas pasakius per čia aš nedarau. Sako, kad galima, nežinau, amainavo, irgi šiaip galima, bet kartais suveikia ne taip, kaip tikėsitės. Taip, kad aš pasitikėčiau, kaip sakant, jeigu, ta prasme, čia matot kažkas negerai, einant į SC konfiguratorius, ir tada turite atsiminti, kad kai jau einat į SC konfiguratorių, atsijungti mums reikia iš Spotify, taip, nes tas komportas bus užimtas. Kai einat į SC konfiguratorių, turi būti būtinai ne vien tik USB, bet ir maitinimas, ta prasme, baterija įjungta arba abi. Atjungiau tą kontrolerį, esmę supratot, manau, kaip valdyti tą auksą, kaip prijungiau, kur auto. Gerai, nežinau, kur aš jau pakibom, gerai, taip spaudžiam konektintis ir kai jis yra sujungta baterija, matot, iš karto viskas veikia, tai užsikrauna, tai ką mes čia galim, čia turit muzikėlę, galit pasijungti kokį AC/DC ar ten kokį nors, kaip būna, jeigu girdėjote, tai ten kokį nors Darth Vaderio arba Vanessa Rikamiai ar dar kas nors muziką ir tiesiog gros. Vis to prasme, kai jūs jungsit droną, ne? Man to nereikia, bet esminis dalykas yra šiaip čia ESC, ten ne FC tas viršutinis protingas pavadinkim, o biškai kvailesnis apatinis ten, kur motoro vardai prelituoti ESC. Tai va, pasižiūrėkit irgi konfiguraciją. Ir pas mane, va, matot, du yra readers, galima, ta prasme, normal, tai tarkim supasti vienaip, o jeigu matot, kad jie netitinka, tas sukimas aiškiai, pagal tą Betafly konfiguracija, kur buvo, kur mes žemta vaikai, taip pat jūs galite jį reversinti, ta prasme, vieną ar kitą. Taip pat, jeigu būna nusenęs koks nors softas, galite, ta prasme, tik softas. Firmwaras, tai tiesiog irgi nuflashint galite, einate į flash, all, pasirenkat, pavyzdžiui, jeigu pas jūs, aišku, bet jūs turit nueiti į tą, būtent tą flight controllerį ir tenai bus surašyta viskas, kokį SC,
kokį firmware naudoja, koks, ta prasme, kokią versiją net naudoja ir taip toliau. Man atrodo, pas mane buvo 19, dabar 21, ne? Ir tada spaudžiat flash. Ir jis eina per kiekvieną tą variklį ir jį flashina. Tai va, gerai. Tai, nu, matot, pas mane du atversti, kiti du normaliai. Ne? Taip. Va. Čia tą muzikėlę pasakiau, kad galite pakeisti vietoj šitą pip, galite ten kokį Darth Vaderio arba žvaigždžių karus. Gerai, einam toliau. Ką mes toliau norim pasidaryti. Toliau, ką aš noriu pasidaryti, tai valdymą VTX, kas yra man labai svarbu. Tai aš ant savo pulto dažniausiai valdau tiek jungia ten 2,5 W ir lekia ir labai aфиgenai jam, bet tai yra kvaila ir, nu, jeigu jis ten kažkokiuose tai bunkeriuose skraido, tai suprantu. Bet jeigu toliau skraidyt planuojat ar dar kažkas, ta prasme mažiau energijos, kad toliau nuskristi, bet skaičiuojat, bandot apskaičiuoti savo tą, kaip tik reikia pasižiūrėti, ar mūsų, aš čia jau pakeičiau įdomu ar ne, 1, 2, 3, 5 nėra. Gerai, reiškia, kamerą pakeičiau, viskas cool. Tuoj tada mums reikia VTX. Ir šito nereikia, aš užsidėsiu, kadangi ant šito VTX, arba, gerai, aš tuo jas sukalsiu, nes galite nusikopijuoti, atsikalti tokį patį. Pup, save. Kas čia yra? Tai yra, aš ant savo 8 aukšto, tiksliau ant 8 svirtelės, čia -1, tipo, nes nuo 0 skaičiuojasi, tai tipo būtų 0 pirma, 1 antra, o kadangi pas mane 8 aukštas, tai aš 7 rašau, tai nesusipainiokit, kai per command line ten rašai, tai -1. Tada pirmas, tuoj paaiškinsiu, kas pirmas, antras, žiūrėk, nueinu į mūsų VTX, ne? Nes aš, kaip matai, čia VTX perrašinė ir yra 1, 2, 3, 4, ne? Būna 1, 2, 3, tai čia bus tada 3, taip, tai parametrai, tai šitas parametras, ką mes įvedėm, VTX, nulinis, čia 1, 2, 3, 7 aukštas, nulinis bendas, man atrodo, čia bendas, čia channelis, čia pozicija šita, o šitų neatsimenu. Pirmų 3. Bet žinau, kad veikia. Gerai, kas šitie skaičiai? Šitie skaičiai yra mūsų svirtelė. Kai mes, matot, juos sakinėjom, tas svirteles, ne? Tai būna nusilenkia iki, man atrodo, 700 ar 900 ir iki 2000. Grubiai nuo 1000 iki 2000 mes turim tas svirtelės, taip? Grubiai. Bet galima biškį iš šono. Tai va, matot, pas mane nuo 9, tarkim, jeigu va, pas mane 8, taip, 8 šitas, jeigu pas jį, pavadinkim, 900 iki 1200, man reikia turėti 4 portų tą jungiklį arba ratuką ar dar ką nors. Ir kai aš pasuksiu į pačią apačią, tai bus 900, tarp 900 ir 1200 ant mano aukšto 8, tai tada mano VTX gale bus 1. Ir pas mus 1 yra 25, pati mažiausia. Tai? Tada antra gale bus 400 mW, tada 8 ir tada pas mus šitam VTX yra 1 vatas plus 600 mW. 1100, taip.
Tai va, ir mes galėsime tas virteles junginėti. Pas mane ratukas šiek tiek čia uždėtas ant 8 ir aš tiesiog, jeigu man reikia daugiau galios, arba aš matau, kad jau yra problemų, nu, vis tiek pamatai ant analogo, kai yra problemų, šauni, paspaudi maksimumą, tada jau, kaip sakant, ir jeigu yra problemų. O jeigu šiaip planuoji skrydį, tai tada po truputį keli, kai jau tikrai reikia. Kad, kaip sakant, nedeginti tos baterijos be reikalo. Sensoriai yra labai geras dalykas ir logingas black boxas. Nusistatom, ką mes loginsim, taip, išsiklierinam, ištrinam, jeigu yra kažkas logas ten. Ir ant switcho mes esame sustatę, kad galėtume logus įrašinėti skrydžio metu. Taip. Tai kai GPS pajunginėsim, aš jums rodžiau, kaip per Ainavą pasižiūrėti, kaip jį pastatyti. Bet su kompasu bus biškai kitaip ir mums reikės tada eiti į black boxą, o tiksliau į sensorius, eiti į debugą, tada mes pasiimsim, ko neleidžia, mes neturim magnetometros video. Tai nueisim į debugą, pajungsime magnetometrą su GPS ir mes čia galėsime magnetometro reikšmes matyti ir pagal jas bandyti nustatinėti kompas. Biškai toksai hemorojus, bet, nu, yra kaip yra, bet bandysim, nustatysim, reikia tik sulaukti, kol atvyks. Taigi, ir dabar ką mes turim, tai prasme, jeigu pas jūs veikia Smart Audio žalias, taip, toliau visi settingai nustatyti, tai teoriškai, jeigu jūsų baterija pakrauta, tai galit pabandyti pasistatyti už kokių 50 metrų tą 20 metrų droną. Nu ir bandyti šiek tiek pakilti. Pasižiūrėti, ar veikia, ar neveikia. Nes, nu, teoriškai, jeigu varikliai įsijungti, viskas kaip ir teisingai, tikiuosi, tada galima bandyti. Bet jūs vietoje aš geriau palaukčiau tą savaitėlę, atvažiuos naujas GPS-as, tada pasibandysiu, tada žinot, nu, 100%, kad skrenda. Nes panašus taip skrenda, bet va šitas konkretus, kurį mes surinkinėjom kartu, tai dar neišbandytas. Susirinksiu droną, jūs aišku pasivysite. O, nu tai kas čia droniukas, pabandysiu. Aš pirmą kartą irgi taip pabandžiau, kol negavau į veidą ir po to pusę dienos nejaučiau žandikaulio. Tai čia gavau tik iš propso, ta prasme, ir to atskilusio propso, o ne iš viso drono. Jeigu iš viso drono, tai jaučiu, manęs jau nebebūtų. Tai už tai ir sakau, paklausykit, nedurniuokit. OSD, ką mes įstatysit. OSD. Ups. Aš skridau ant SC. Tai man atrodo, čia yra horizontalios, vertikalios linijos. Nesvarbu, tiesiog, jeigu pas jūs rodo, tarkim, kamera, pabandot, dažniausiai būna ant PAL, persistatot ant NTSC. Jeigu taip neveikia, persijunkite PALą. Jeigu ką, galite ant pačio drono. Jeigu darėt lygiai taip pat kaip aš, tai turit turėti mechaninį šitą puką, su juo persijungsit arba į vieną arba į kitą. Gerai, kaip mano OSD atrodo taip. Tai dabar kas čia tokio, čia yra informacija, kurią jūs turėsite žinoti, norint skristi. Jeigu jūs galvojate, kad be nieko galėsite skraidyti, aplink save, kaip sakant, jau welcome, tiesiog ištuštinsit bateriją, nieko nematysit ir po to nebepasikraus arba bandykit toliau krauti, bus baterija jau, kaip sakant, užmušta, tai pasidėksit, dar kas nors, nu, gali būti linksmų. Kad šitus dalykus jau turėsit pasimokyti ir mes galėsime apie juos toliau pakalbėti gerai. Horizontas. Šitas. Man reikalingas daugumai žmonių nereikia, matot šitas ir šitas. Nes tai kai skrendi, tai tau rodo tą lygį, kai tu pakeli. Tie
naudoja laipsnius, ta prasme, kad rašo, bet man nuo tų laipsnių nei šilta, nei šalta, man greičiau vizualiai, ta prasme, baterija, kiek baterijoje yra per celę energijos, pavadinkim, kiek jinai naudoja, kuriant dro, nu, ta prasme, kai paspaudi gazą, ta prasme, to rodo, kiek amperais, kiek aplamai išnaudoja, va čia sekantis, kuriant dro, na, kiek, na, ir jis paspaudė, kiek baterijos nesugriaužia. O čia bendra baterijos, ta prasme, talpa. Tai čia parodyta 16,8, mano video matė, ten buvo 23 kažkiek tai, nes ten man jau atrodo 6, nu, ne 6 celių, bet apie 6. Ir toliau per vieną bateriją. Ir dabar, ką jūs turit pagrindinis dalykas žinoti, prasme, bendras tas baterijos tūris gerai, prasme, nemažės labai lėtai, bet va šitas, nu, ta prasme, jūs turite žinoti, kad jeigu jau gazą paspausit ir kris žemai, nu, tarkim, pavyzdžiui, žemiau negu 3 ten, nu, tiksliau net nenukris iki žemiau negu 3 ant lipo, to, kad jūs gausit sagą vadinamą, ir jums tiesiog tas dronas nukris. Kad, nu, šitus dalykus jūs turėtumėte pasižaisti liptoką ir pasibandyti, ta prasme, liptoką, kai skraidysite, nes vis tiek, jeigu jūs įsisingsit ir per droną, tai jūs tiesiog pasidaužysite. Tik simuliatorių tikrai patarčiau pabandyti. Aha. Apie baterijų voltažą pakalbėjom, core temperature, tai tiesiog bendras kaista, nekaista, man įdomu kartais pasižiūrėti, nes jeigu kaista, iš karto jau žinom arba leistis, arba ne, tiesiog informacinis disarmet ar armet, nu tai įsijungsit, taip flight distance, nu, kai su GPS, tada tai aktualu, jeigu skrendat toli pasižiūrėti, nes jūs skaičiuosit vis tiek visus amperažus, viską kiek išnaudoja tos energijos, kiek nuskridot, kad galėtumėt planuoti ilgesnį skrydį. Ir, nu, čia tokie greitis, kiek palydovų, mažiau negu 5, labai blogai, geriau, tada jau ir nereikia GPS, mažiau negu 5 pasiekti. Tai va, apie šitus dalykus manau, dar reikės kalbėti, kai paskraidysim, pasižiūrėsim, kaip veiks viskas, tai tiesiog galite pasižiūrėti, ką aš susijunginėjau, galite tai jos pasiskaityti, nes papalaikai biškai parašo, bet šiaip tai daugiau internete reikėtų žiūrėti. Platesnės tos informacijos, čia jau jūsų signalo, tai šitas labai svarbu, čia reikės, nu, pasikalbėsim apie šitą, manau, dar parodyti pavyzdžių reikės, kad suprastumėt, nes aš šitus dalykus labai žiūriu. Tai va, tada total position, šitas mato čia, ne? Šitas labai svarbus, kai reguliuosime GPS-ą, mes turėsim žinoti, kokia galia reikalinga, kad pakeltų ir galėtų skristi. Tapsia, ne skristi į aukštyn, bet taip pat, kad jis galėtų išsilaikyti save, nu, tas holderis vadinamas, ne? Tai palinktas, kiek milivatų naudoju, pas mane šiaip radiją kalba, sako, kiek milivatų, tai šitas man kaip ir zen, man daugiau VTX galia va šitai įdomi, bet aš nenaudoju šitos visų, pavadinkim, kur band, channel, power ir pit. Nenaudoju, man per daug, aš tiesiog žinau, ant kokiu aš settingus skraidau, man tik tai galia kartais taip matyti, ar negliūčina, ar dar kas nors nesitinka, tai va, tai galia skaityti. O taip tai viskas susiplanuoju, kurie dažniai kaip šokinės, nes vis tiek, jeigu darysim vėliau kažką rimtesnio, tai bus keli batai ir jie šokinės, tai dažniai visi šokinės. Tai, nu, pamatysit, bus linksma, nes dar vis tiek keliauja mano ir visi bičiukai, nes sakau, dronai tai tikrai nėra tas, dėl ko aš spankstu, daugiau spankstu dėl antenų, daugiau dėl tų dalykų. Taigi, matėte tuos settingus, pasižiūrėjot, pasirkų, saugojom, turim. Tai kad jeigu per daug drąsus, neužmuškit žmonių, bet settingai tokie. Greituko norėjau padaryti dėl to, kad, o Jėzus Marija, aš čia 50 minučių kalbu. Gerai, viskas chebra, grįžom tada, taip sakant, džiaugiuosi, kad klausėt. Jeigu ką rašykit, jeigu kažkas neaišku, nes tikrai dabar 5 ryto, gal kažką praleidau, gal kažkur kažką sumaišiau. Žodžiu, gerą rytą, geros dienos.